Sveiki, mano vardas yra Beverly. Kai man buvo 20 metų, važiuodamas su motociklu patekau į avariją. Man lūžo kaukolė bei kitose vietose buvo daugybė lūžių. Ir po 2 savaičių gydymo ligoninėje mane išsiuntė namo. Tuo metu aš gyvenau laikinai vienoje vietoje ir ten neturėjau nei draugų, nei pažįstamų. Tuomet mano situacija buvo labai sunki ir atrodė, jog gyvenimas yra visiškai beviltiškas. Skaudėjo visą kūną, skausmas buvo nepakeliamas ir jokių vaistų aš neturėjau. Noriu paminėti, kad tuo metu aš buvau agnostikė, niekuo netikėjau, o ir nenorėjau, nors ir buvau auklėjama ortodoksinėje žydų šeimoje. Tačiau vieną vakarą aš iš nevilties tiesiog pasakiau: Dieve, jeigu tu egzistuoji, gali pasiimti mane dabar. Tada aš tikrai maniau, jog mano gyvenimas yra baigtas ir daugiau nėra dėl ko gyventi. Tuo metu aš tiesiog nukritau ant lovos ir nutiko kažkas neįtikėtino. Aš staiga pakilau virš lovos ir išėjau iš savo kūno. Aš pilnai suvokiau, jog aš esu aš, ir taip pat gerai suvokiau, jog aš nesu tas kūnas. Visas skausmas išnyko. Mano kūnas dabar buvo energetinis kūnas. Jis buvo idealus ir jame nebuvo jokių sužalojimų. Toji būsena mane labai šokiravo, kadangi viskas, kas vyko, buvo prieš mano visus ankstesniuosius nusistatymus. Staiga kambaryje pamačiau kažkokią šviečiančią būtybę ir toji šviesa sklido iš jos vidaus. Toji būtybė priartėjo prie manęs ir paėmė mane už rankos. Tuo metu aš jaučiausi visiškoje ramybėje ir manyje nekilo jokių klausimų, kas ji yra ir kas dabar vyksta. Ir mes kartu išskridome pro langą. Mes skriejome virš ramiojo vandenyno ir skrendant pamačiau, kad virš manęs buvo objektas panašus į tunelį. Tas tunelis vedė į viršų ir jo gale matėsi balta spindinti šviesa. Mes kartu įskridome į tą tunelį ir supratau, jog tunelis buvo portalas į kitą išmatavimą. Susidarė toks įspūdis, jog mes praskridome visą mūsų fizinę visatą, tačiau man tai buvo sunku įvertinti, kadangi ten nebuvo nei laiko, nei erdvės. Taigi, kai tik mes įskridome į tunelį, mes iš karto atsidūrėme už erdvėlaikių ribų. Man labai sudėtinga visą tai nupasakoti. Mums beskrendant mane lydinti būtybė išnyko. Ir kai atsidūriau tunelio gale, ten, kur buvo stipri šviesa, toje šviesoje manęs laukė pati gyviausia šviesos būtybė. Toji būtybė buvo visa žinanti. Ji žinojo viską, kas buvo, kas yra ir kas bus, ir kodėl viskas vyksta. Taip pat toje būtybėje buvo viskas, kas egzistavo ir kas kada nors egzistuos. Jaučiau šios būtybės tiesiog neįtikėtinai didžiulę meilę man. Iš jos liejosi besąlygiška meilė man. Ir tada aš pagalvojau, ar tai kartais negali būti tas pats vyrukas, kuris nupieštas Siksto koplyčios lubose? Ir pradėjau galvoti, jog čia tikrai turėtų būti Dievas, nes ši šviečianti būtybė buvo žodžiais nenupasakojama, o šios būtybės esybė buvo ideali visais atžvilgiais. Bet ir tuo pačiu man tai buvo visiška nesąmonė, nes aš netikėjau jokių dievų. Ir aš prisiminiau žemę, ir kad buvo karas Vietname, ir atsimenu, jog aš buvau labai pikta dėl karo ir dėl visų kančių,
Dėl visko, kas negero vyksta žemėje, prisiminiau ir holokaustą. Taigi, dėl to sumišimo aš negalėjau priimti visos tos meilės, kurią Dievas man rodė. Bet tada aš nusprendžiau Dievo paklausti apie viską, kas mane neramina. Ir man besiruošiant klausti įvairių klausimų, aš supratau, kad visos mano mintys iš manęs išėjo telepatiškai ir tuo pačiu metu į mane atėjo pilni idealūs atsakymai. Ir tai nebuvo taip, kaip mes paprastai klausime ir gauname atsakymą, bet tai buvo visiškai pilni atsakymai su visais paaiškinimais, su visomis pasekmėmis. Ir atsakymai iš karto atsirasdavo manyje. Deja, aš negaliu dabar prisiminti visų atsakymų, bet žinau, jog visą tai aš tikrai žinojau anksčiau. Atsimenu, dar pagalvojau, o taigi, žinoma, kaipgi aš galėjau tai pamiršti. Aš juk visą tai jau žinojau. Taigi, po kažkiek laiko visi mano klausimai pasibaigė, nes aš gavau pilnus atsakymus į visus klausimus. Manyje buvo idealios žinios. Ir ten aš pasijutau kaip mažas vaikas, kurį ant rankų supa mylintis tėvas. Toji šviesos būtybė paėmė mane ir mes akimirksniu atsidūrėme visatoje. Ir ji buvo tokia pati kaip ir mūsų, tik joje nebuvo tamsos. Mes keliavome nuo žvaigždės iki žvaigždės, nuo šviesos iki šviesos. Aš mačiau visas galaktikas, supernovas, kometas. Viskas buvo didinga ir neapsakomai gražu. Ir tuo pačiu aš pajutau, jog aš esu namuose. Ir netgi žinojau, jog ten ir buvo mano tikrieji namai. Žinojau, jog aš iš ten atėjau gyvenimui į žemę. Taigi tada aš supratau, kad pagaliau aš grįžau namo ir kad tuose namuose buvau visada. Aš buvau pilnoje meilėje ir aš tiesiog ištirpau toje meilėje bei vienybėje. Tai buvo nuostabu, tai buvo visko esmė, visko, kas yra ir visko, kas bus. Aš taip pat ten mačiau kitą kūrinijos tvėrimo ciklą. Ten jaučiausi kaip mažas lašelis didžiuliame vandenyne ir ten buvau kartu su Dievu. Tačiau aš galėjau išeiti iš tos vienybės ir netikėtai prisiminiau, kad aš kažkada buvau vardu Beverly. Ir noriu pasakyti, kad būnant vienybėje su viskuo, aš tuo pačiu metu buvau ir atskira, ir kartu su visais. Aš buvau vienas lašas kosminėme Dievo vandenyne, o tas vandenynas ir buvo visa kūrinyje. Aš niekada nesutikčiau grįžti atgal į žemę, nes toje būtyje buvo visiškai neapsakomi jausmai, kurie anapus yra žymiai intensyvesni negu tai, ką mes galime patirti šiame pasaulyje. Galima būtų pasakyti, jog žemėje mes esame tarsi maža žvakutė, tačiau anapus mes esame didžiulė žvaigždė. Taigi mūsų jausmai anapus yra daug milijonų kartų intensyvesni negu čia. Ir staiga aš vėl atsidūriau savo sulaužytame kūne. Ir pirma, ką aš pastebėjau, kad mano visažiniškumas dingo. Mane tai šokiravo. Kaip čia taip? Aš buvau anapus žinanti viską ir dabar esu čia šiame grubiame kūne. Grįžusi į kūną taip pat supratau, kad viskas yra tarpusavyje susiję ir visiškai nėra jokių atsitiktinumų. Viskas vyksta dėl tam tikro tikslo ir kartais būna, jog mes net nesuprantame, kodėl su mumis kažkas nutiko, bet tai tikrai yra mūsų gyvenimo plano dalis. Aš taip pat žinojau, jog mes iš tikrųjų esame nemirtingi. Šį gyvenimą baigs tik mūsų kūnas,
Tai bus kaip ir nusimesti seną nunešiotą paltą. Mes taip pat nusimausime tą seną kūną, kuris jau bus nusidėvėjęs, ir mes atsidursime didžiojoje gražiojoje visatoje. Taigi po išgyventos priešmirtinės patirties man teko viską permastyti iš naujo apie mūsų kultūrinius konceptus, apie viską, ką man pasakojo mokykloje ir apie ką man pasakojo mano ortodoksinė žydų šeima. Man teko iš tikrųjų viską išmesti iš savo galvos, nes nė viena koncepcija, apie kurią man pasakojo, netitinka to, ką aš mačiau anapus. Ir netgi prabėgus 39 metams po to įvykio, aš viską prisimenu iki pačių smulkiausių detalių. Mano išgyventa priešmirtinė patirtis buvo žymiai realesnė negu bet kokia realybė, kurią man teko patirti šiame savo gyvenime.